Mieli Paliesiaus dvaro draugai, aš esu Kristian Fratima, dirigentas ir muzikologas iš Italijos ir labai kviečiu visus į nuostabų naujametinį renginį Paliesių dvare. Šiemet, kaip ir kiti metai, renginys bus organizuojamas tradicinė forma. Bus šokių pamokos su Jūrate Širvyte, bus tematiška vakarienė pagal šiuo metu pasirinktą temą ir bus didingas koncertas su orkestru, su Paliesių dvaro konsortu, kuriems aš diriguosiu, ir bus solistė Džindžajų nuostabioji istoriškai pagrįstos interpretacijos žvaigždė. Šiuo metu aš pasirinkau temą klasikinė Viena, 18 amžiaus Viena, kur gyveno mums visiems žinomas kompozitorius Wolfgang Amadeus Mozart, bet ir gyveno kiti kompozitoriai, tarp kurių Antonio Salieri. Mes iš tikrųjų labai mažai žinome apie tokį kompozitorių, turbūt per Amadeus filmą susidarėme blogą įspūdį, kad jis pavydėjo Mozartą ir kad net nunuodijo Mozartą. Bet ar tai yra tiesa? Sužinokime kartu gruodžio 31 dieną Paliesių dvare ir išklausykime kartu muziką atliktą pirmą kartą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Labai kviečiu į naujametinį renginį Paliesių dvare.